Noriu Jums parodyti ir papasakoti apie naujas mūsų paprikų veislės, apie augalus, daržovės, kurios sode gali būti ne tik tai valgomos, jos atlieka išskirtinę tokią dekoratyvinę augalų funkciją. Ir mūsų daržininkai atranda tą panaudojimą ir paprikas augina, šiltnamiuose, augina karštą vasarą lauke, augina pastatomuose vazonuose, kartu derindami su kitomis daržovėmis ar tai gėlėmis ir tikrai paprikos nuostabiai atrodo. Ir šiais metais mes siūlome keletą naujų veislių, kurias pabandysiu šiandieną Jums ir pristatyti. Mūsų aitriųjų paprikų, dar kiti vadina karčiųjų paprikų, asortimentą papildė veislės. Iš ties jos visos trys yra skirtingos, visos naujos ir pabandysiu aš Jums jas pristatyti. Tai yra veislė Hot Lemon, geltonos spalvos vaisiais, aitrioji paprika. Tie vaisiai tokie iš ties labai gražios spalvos, šviečia savo tuo geltonumu, tokiu citrinišku. Puikiai dera su, kaip ir minėjau, su gėlėmis ir daržovėmis. Ilka. Išskirtinė veislė tuo, kad, žiūrint į pakelį, nuotrauką atrodo, kad tai būtų liktai kažkokie tai apvalūs pomidoriukai, bet iš ties tai yra paprikos. Labai smagu jas konservuoti, jos yra aitrokos, įdaryti tokie raudoni pomidoriukai. O tie, kas mėgsta paprikas, kurios gali būti kelių skonių, tai siūlyčiau užauginti kitais metais veislę Santana. Tai yra hibridinė veislė, bet unikali ne tik savo pačia paprika, pačiu vaisiumi, kuris yra 120–130 gramų, bet ir tuo, kad pradžioje tie vaisiai neturi to aštrumo, nėra labai aštrios, jie yra salsterėje, vėliau bręsdami raudonuoja ir tampa tokie ryškiai raudonos spalvos ir tampa tokie aštresni. O saldžiųjų paprikų mylėtojams, tai paprikų veislė tokiu išskirtiniu pavadinimu Lemon Dream ir paprika yra 45 cm aukščio, pačios paprikos nėra didelės, vaisiai nedidelė, tokie užkandinio tipo, kurių galbūt ir nereikia ir pjaustyti, tiesiog arba pjaustyti į kelias dalis. Ir dar viena hibridinė veislė, kuri tikrai turėtų sudominti tos klasikinės paprikos mylėtojus, tai yra hibridas Quadri. Išskirtinis jis yra tuo, kad labai kvadratinis, tai ką mes labiausiai ir mėgstame, pačios populiariausios paprikos yra kvadratinės, vaisiai yra žaliai baltos spalvos, vėliau subrendę jie tampa raudoni. Labai stabilus derėjimas, labai vienodas derlius. Labai didelis atsparumas netinkamoms auginimo sąlygoms, tai yra šaltiems pavasariams ir galbūt karštomis vasaromis derėjimo metu. Mūsų sekančių metų derliaus sėjimas, daigų sėjimas turėtų prasidėti nuo paprikos, nes baklažanai, paprikos, tai yra tos kultūros, kurias mes sėjame pirmasias, daigai auga ilgiausiai jų, todėl mums reikia jas pasėti pirmasias ir vėliau persodinti į šiltnamį, o karštą vasarą, kaip ir minėjau, jos puikiai dera ir lauke.